Nukraujavusi, atjaunėjusi ir ambicinga. Tokia šių metų Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Pasirengimo cikle iš komandos pasitraukė traumas patyrusios Giedrė Paugaitė ir Greta Šniokaitė, o Eglė Šulčiūtė Europos čempionatą nevyks dėl asmeninių priežasčių. Nesame stipriausios sudėties, pripažįsta Mantas Šernius, tačiau merginoms keliamų tikslų jis nemažina. Mes tikrai nevažiuojam užimti ten 10 ar 11 vietos. Ne, jeigu turim tikslą, važiuojam, atiduodam viską, ką galim, kiek turim jėgų, kiek turim noro ir grįžtam su gera nuotaika, žinodamas, kad atidavėm viską ir padarėm viską, ką galėjom. Aišku, užgrūdina ir dar labiau susitelkia komanda ir nežinau, stengsimės visas atiduoti dar daugiau savęs. Prieš išvyką į senojo žemyno pirmenybės lietuvės uždė 10 kontrolinių rungtynių. Jose iškovotos 5 pergalės ir tiek pat kartų pralaimėta. Tiek treneris, tiek žaidėjos pripažįsta, kad dvikovos su pajėgiomis varžovėmis padėjo tinkamai pasiruošti svarbiausiams vasaros kovoms. Labai geras rodiklis yra Kinijos rinktinė. Praeitais metais su Kinijos rinktinė žaidėm ir tikrai sunkiau žaidėm ir sunkiau laimėjom. Šiemet antras varžybas su pagrindinė sudėtim, kaip ir nors ir netekom kai kurių žaidėjų, tikrai jautėmės labai lengvai, jautėmės net ketvirtam kėlinyje atsipalaidavę ir žinojom, kad tikrai laimėsim. Tai reiškia tas rodiklis, kad mes po metų padarėm pažangą ir esam geresnė komanda. Lietuvos komandos amžiaus vidurkis 26 metai. Nors mūsiškės tikrai nėra laikomos čempionato favoritomis, jos pasirengusios įkąsti ir galingoms varžovėms. Pagrindinis rinktiniai keliamas tikslas prasibrauti geriausiųjų penketuką. Tokiu atveju lietuvės įgytų teisę varžytis atrankos turnyre ir Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės. Visada reikia kelti aukščiausius tikslus ir ta olimpiada čia tokia svajonė ir aš sakau, kada daugiau jeigu ne dabar, kai dar turim ir mūsų senbuvės ir jauna komanda ir nežinau, manau, pakankamai gerai subalansuota iš tikrųjų yra komandai. Pagal draugiškų varžybų ciklus matau, kad Ispanės ir Prancūzės tikrai turėtų žaisti finale. Bet mes tikrai jom taip lengvai tos pergalės netiduosim. Europos čempionatą lietuvės pradės D grupėje. Čia jų varžovėmis bus Vengrijos, Slovakijos, Švedijos ir Ispanijos rinktinės. Pirmasis rungtynes Manto Šerniaus auklėtinė žais jau ketvirtadienį prieš titulą ginsiančias Ispanes. Jaunius Arapas, Sport 1 žinios.